Prieš save matome Velmo VH2000 šildytuvą. Tai yra spindulinis ir konveksinis šildytuvas viename įrenginyje. Jisai šildo patalpą tiesiogiai spinduliniu būdu. Yra 4 infrarūdų spindulių lempos, tarp kurių yra sumontuotos metalinės plokštelės, kurios šildo patalpą konveksiniu būdu. Šaltas oras patenka pro apačią, jisai kildamas į viršų sušyla ir per viršų paduodamas sušilęs šiltas oras. Šildytuvas sudarytas iš 4 lygių, tai yra 500 W, kilovatas, 1,5 arba 2. Jisai pilnai gali apšildyti nuo 20 iki 30 kvadratų patalpą. Taip pat yra mechaninis termostatas, kurio pagalba galime palaikyti norimą temperatūrą patalpoje. Šis šildytuvas yra visiškai saugus, apsaugotas apsauginiam grotelėm, kurios praktiškai neįkaista. Nugriuvus šildytuvui jisai išsijungia, taip eliminuoja gaisro galimybę. Šildo patalpą daugiau viena kryptimi, dėl to pilnai galima jį pririmti prie sienos ir taip mažiname erdvę patalpoje. Šį šildytuvą galima stumdyti iš vietos į vietą, jis yra visiškai mobilus. Tai yra populiariausias modelis namų ūkiuose, kurį galite įsigyti tiek internetinėje parduotuvėje Robisolis.lt arba salonuose Vilniuje ir Kaune.